Dvasios, kurias aš iškviečiau, okultizmas vaiko kambaryje. Okultizmas ir panašios praktikos vis dažniau prasiskverbia į vaikų kambarius, nes vaikai per atitinkamo pobūdžio literatūrą gauna tikslės instrukcijas ir paskatinimą ieškoti vaiduokliškų, nerealių dalykų. Tokios knygos kaip Slaptas magijos žinynas, Merlino testamentas 2007 metai arba Demon and Devil, Demonas ir velnias 16 trumpų apsakymų vaikams 2011 metai arba Children's Book of Demons, knyga apie demonus skirta vaikams 2019 metai. Tai tik keletas pavyzdžių, kurie yra laisvai prieinami prekyboje. Kai kuriuose iš jų yra rekomendacijos nuo 5 ir vyresniems. 2014 metais JAV leidėjas Satanic Temple, Četono šventykla, netgi pareikalavo, kad vaikams mokyklose būtų išdalinta didžioji jo knyga su paveikslėliais bei užduotimis Satanic Children's Big Book of Activities, didžiosios satanistų knygos pratybos vaikams. Tokio pobūdžio knygose vaikai tikslingai, per tam tikrus simbolius, burtažodžius, demoniškus ritualus, būrimus ir vudu, kviečiami ir nukreipiami išsikviesti dvasias, leisti jomis apsigyventi naminiuose gyvūnuose ir valdyti juos pačius. Per tokius ritualus vaikai gali išsiugdyti savyje daugybę asmenybių. Turima galvoje psichikos pasidalinimas į keletą asmenybių. Viso šito pasiekmė, jog yra buvę atvejų, kai vaikai patekdavo į ligoninės, nes negalėjo kvėpuoti arba atrodė lyg išprotėję. Tai atskleidžia, kad okultizmas nėra žaidimas suaugusiems, o tuo labiau vaikams.